Kas pasėdinė? Kas pasėdinė yra? Kas čia per vamsduks? Nesivaizduoju. Tai gal išimkit tada, pažiūrėkit, kas pas jumis mašina. Ištraukit. Ant sėdinės padėkit. Kas čia yra, vyrai? Slopintuvas? Nu taip. Neteisėtų ginklų turit? Teisėtai lankomas ginklas yra. Atidarykit. Vairuotojas, išlipkit. Vairuotojas, išlipkit, prašom. Kieno ginklas? Jūsų? Taip. O tai palaukit, čia vienas ginklas ar du ginklai yra? Vienas. Mažo kalibro? Jo. Sumedžioję ką nors esat? Ne. Bagažinę praverkit. Kokie čia numeriai? Kokie automobiliai? Švediški. Ai, jūsų čia. Nu, man. Šovinys vamzdį yra? Paimkit ginklą, ištraukit. Dėkit ant kapotas. Tam, aš įdėsiu, nubražysiu mašiną. Gerai, laikykit tada. Duslintuvą. Imk. O kieno? Čia idealiai. Gerai, nesukit dabar, nesu. Viskas tinka. Tinka, ne? Tinka. Tai gerai, reikės leidimų. Ginklą padėk į dėklą. Kam daryti jau taip jau, arba drėgmės gavos rudysi visas. Tai surudys, ką padarysi. Skaičiuok šovinius. Šitie. Vienas skylė. Ne taip dėdė antrai. Taip dėžykit. Vienas, du. Sudėkit tą dėžutę prie tų pilnų tos du. Keturiasdešimt. Kur gyvenat toks? Galėjau ten. Kokie namai? Pačioj. Toks? Pačioj ten. Atleidimą. Bagažinę reikėtų atiduoti. Laukit, prožektorių, kad nenumestume. Taip, aha, B0 62 991. Atsidaryk, atsidarė. Nu, radom duslintuvą.
Nes jeigu neturėtų leidimą, tada drąsiai eini į teismus. Jūsų reikalai būtų tie draudžiami įrankiai, duslintuvai, tie visokie čia policijos reikalas, bet ar jūs administracinį pagal ginklų ir žmonių įstatymą baudė? Nu ką, viskas. Slapą vykdė neteisėtą medžioklę. Ne medžioklę. Ne, bet tai šviesą mes sakom, kad buvo jėlis.